Grįžtame po reklamos, sveiki gyvi dar kartelį ir kalbame apie labai įdomią temą, netrukus ją panarplėsime. Ar mūsų charakteris yra įgyjamas per potyrius ir šeimos auklėjimą, o gal tam tikri dalykai yra tiesiog užkoduoti mūsų pačių išvaizdoje? Prisipažinsiu, kad šito pokalbio šiek tiek jau bijau ir jaudinos, nes manau, kad daug tiesos galima išgirsti. Antrą dešimtmetį fenotipologijos mokslų besidomintis Giedrius Švetkauskas sako, kad gali nuskaityti bet kurį praeivį gatvėje. Studijoje mes tiesiogiai su pačiu Giedriumi ir kalbame apie išvaizdą ir kiek procentų, tarkime, mus veikia genetika, o kiek aplinka. Tai sveiki gyvi visų pirma. Labas vakaras. Labas vakaras. Tai pradėkime, kiek laiko ir ko konkrečiai jums reikia, kad jūs galėtumėte suprasti žmogų pamatęs, su kuogi jūs susidūrėte. Tai pasižiūri ir matai. Duosiu analogiją, kad suprastumėte, įsivaizduokim, kad mes matom gyvūnų pasaulį ir matom, kad vaikšto pitbuliai, kiškučiai, dobermanai. Tai iškart matai, kas eina. Tai po to, jeigu nori kažkam kitam papasakoti, užtrunka laiko perteikti. Tai 2 sekundės pasižiūrėjai ir supranti, koks charakteris. Visiškai rimtai sakote, kad, pavyzdžiui, užtenka pamatyti va taip žmogų ir supranti, bet ką supranti? Kadangi aš naudoju autoriaus Marko Lučino metodiką sukurtą, kurios aš esu jo seminaro organizatorius, populiarintojas, tai ir 20 metų mes kartu, tai čia jokios mistikos nėra, viskas pagrįsta biologijos mokslu. Sakykime, duosiu tokią trumpą priešistoriją, kad suprastų žmonės žiūrovai, kad ne iš kavos tirščių būriama, nesakau, kad ten negalima išburti, kad nesižeistų būriai iš kavos tirščių, bet tai jo užduotis buvo, studijuojant etologiją. Etologija yra mokslas apie gyvąją gamtą, nustatyti, kokie šunys geriau tinka medžioklei. Jis atrado vieną iš požymių, kad kuo gomurys labiau yra išlenktas, tuo jisai geriau užkabina ir nepaleidžia aukos. Tai vat yra įvairius biologiniai požymiai, kurie sako, kaip biologinis objektas elgsis stresinėje situacijoje. Tame tarpe gyvūnas, tame tarpe žmogus. Įspūdinga. Prie ko mes dabar vedame? Gal pabandykime į mus pažiūrėti. Aišku, norėtųsi ir su žiūrovais tą padaryti, bet kadangi turime jūs čia gyvai, tai padarykime. Taip. Gerai, ką jūs matote Karolinoje? Taip, Karolinos charakteris yra aktyvus, temperamentingas, emocionalus, su labai gera analitinė matematinė logika. Žmogus tokių parametrų nebūtinai mėgo matematiką, bet vis tiek skaičiuoja, kalkuliuoja, analizuoja ir ginčijasi su vyrais logiškai. Dėl to, kad labai gera logika. Karolina yra labai ūkiško, pragmatiško charakterio, kuriai svarbu finansinis stabilumas ir materija iš principo. Yra moterų, kurios neturi tokio požymio, joms materija netiek svarbu. Karolinai tai yra be galo svarbu. Kandumas kūrybiškas yra išreikštas labai ryškiai. Karolina yra kūrybiška chuliganė, kuri iš geros aplinkos, su geru auklėjimu, kuri nori padaryti kokį nors bairį ir atsiraut, bet tuo pat metu mamos balsas, Karolina apsiramink, negalima ir panašiai. Tai... Aš šokia. Bet klausyk, teisingai išneka, ar ne? Kai aš šokdavau baleto spektaklį, visada galvodavau, kas jeigu dabar korde balete išsitieščiau ant scenos, ištemptų mane apsauga ar ne? Tai va, tada pas jūs yra ryškiai išreikštas užreikšmintas autoritetas, jums be galo svarbu jūsų imidžas, statusas, prestižas, ką pagalvos žmonės ir sociumas. Ir šitas keičiasi. Kaip? Šitas keičiasi. Jūs kartais sau leidžiate peržengti ribas dėl to, kad esate linkusi ekstremą ir adrenaliną ir jums norisi adrenalino ir tas peržengimas ribų yra ekstremas. Bet kaip aš žmogui yra išreikštas polinkis užreikšminti autoritetą, jisai pagalvoja, ištems mane apsauga ar neištems. Jeigu nebūtų tokio požymio, jau temptų, nes jūs pridirbtumėte. Čia apie tai. Geras. Godumas yra išreikštas, čia gera savybė, pas daugelį moterų yra išreikšta, kai pas jūs abudu ta savybė yra išreikšta, kai žmogus nori daugiau iš gyvenimo paimti, gražiai, legalia forma, kad suprastumėte, yra priešingas požymis. Yra toks rusiškas žodis halevšikas. Nežinau, rusiškas, bet halevšikas. Tai kai žmogus tingi, tai va pas jūs nėra. Jūs abudu labiau godus, labiau norintis paimti konkretų rezultatą. Tada vidinis pirgėjimas arba hiperseksualumas yra išreikštas, kai žmogus viduje gyvas. Kai tame tarpe aktorinės savybės yra gerai pasireiškia polinkis kūniškiem malonumam, geras maistas, jūs esate nesutverta sunkiam darbui, jūsų mintis turėtų būti, kaip Markas Lučinas sako, tegul dirba arklys ir traktorius, o jūs užsiimate intelektualią veiklą, už kurią gerai moka pinigų. Bet man patinka labai fizinis ekstremas. Dar kartelį, darbas ir fizinis ekstremas čia skirtingi dalykai. Vat jeigu jums reikėtų kasdieną su kastuvu dirbti, jūs sakytumėte, aš geriau pavadovausiu, sukursiu schemą, sukursiu firmą, kaip kiti dirbs su to kastuvu. Mes čia kaip nogi sėdėm, aš nežinau, kam tas kostiumėlis. Bet tikrai nejauku net. Ir dar, pas jūs abudu yra išreikšta, pas Karoliną ypatingai namų komfortas, jaukumas, šiluma, lėtimai, glaustimasis be galo yra svarbu. Ir kai vaikai, pavyzdžiui, apsikabina arba antrą pusę, kaip apsikabina, jums tai yra be galo kinestetiškai svarbu, malonu, nes jeigu jūsų neliestų, aš kalbu dabar ne apie seksualinius santykius, tiesiog plačiaja prasme, jūs sakytumėt, kad kažkoks stresas, kažkaip
Meilės trūksta ir kažko trūksta. Jo, nes jums reikia būtinai, kad būtų oda liečiama. O romantikos man reikia ar ne? Jūs esate labiau ūkiška, pragmatiška, finansiškai, kaip čia, pasaulį vertinanti asmenybė, kuriai reikia emocijų, kad būtų temperamento, kad būtų įdomu ir kad būtų vipinė aplinka. Aš negaliu pasiginčyti, aš vyro niekada gėlių neprašau, nes arbatinės žvakelės ir rožės nėra mano kalba, bet labai čia mane puikiai išskanavote, net tikrai nejaukų, nežinau, dabar turėčiau galvoti, ką žiūrovai pagalvos. Bet gerai, susipažinau iš arčiau. O ką apie Domą galite pasakyti? Ir mes sutarėm, kad apie seksualinius dalykus viešai nepasakosim. Taip. Tai va. Nu gerai, tarkim apie mane. Aš tiesą pasakęs, nežinau, ar laukiu, bet... Gerai, Adomas, galingo charakterio, kurio lengvai nepastumsi, kai jis pats to nenori. Jeigu jisai nori, jisai ims ir pasitrauks ir užleis tą poziciją, ypač jeigu už tai gerai sumokės kas nors, nes komerciniai instinktai pakankamai gerai išreikšti. Pas Adomą gerai išreikštas pastabumas, aš vadinu tą savybę šnipo požymis, kuris sako, kad Adomas pastovi atsisuka ir pamato tai, ko nemato kiti. Nuo jūsų ką nors paslėpti iš principo yra be šansų, jūs esate labai geras taktikas, tuo pačiu tą savybę duoda gebėjimą dėl to, kad jaučiat gerai žmonės, jaučiat situaciją, jaučiat emocijas kitų, duoda gerą gebėjimą manipuliuoti kitais. Jūs esate labai geras manipuliatorius. Čia techninis terminas. Taip. Čia superinis požymis, dirbant organizatoriaus darbą, dirbant koordinatoriaus darbą, dirbant tame tarpe ir pardavėjo darbą. Būt gerų pardavėjų, jums truputėlį trūksta lankstumo. Jūs esate visiškai nelankstus, jums patinka, kad kaip sutarim, taip ir turi būti. Tikrai, ir prie jūsų turi derintis. Aš nesakau, kad žmogus tokiais parametrais negali dirbti pardavimuose, gali, bet labai nepatinka derintis. O pardavimuose turi būti labiau tokie žmonės fenotipiniais terminais šnekant žuliko parametrais, kurie moka apeidinėti aštrius kampus. Tada polinkis ekstremai yra išreikštas, logika stipriai išreikšta, charakteris labiau, pat jūsų labiau yra spontaniškas, mėgstu, Karolina, gyventi kaip nori, pagal savo ritmą, kad nieks neaiškintų. Adomas yra labiau toks armijos tipažas, struktūrinis tipažas, kuriam svarbu strategija, taktika, planas, sudėliojimas ir kuriam reikalinga hierarchija. Tada mąstymas jūsų yra taip vadinamas nestandartinis, čia fenotipologiniai terminai, kūrybinis, inžinierinis, jūs inžinierius esate geras, tame tarpe gerai suprantantis kriminalą, nes mąstymas jūsų yra kriminalinis. Čia techninis terminas, kuris sako... Adomai, tu dar gerai jautiesi? Jūs šitą dalyką matote? Iš galvoje yra požymiai, kakliai yra požymiai, veidai yra požymiai, kūniai yra požymiai. Bet žiūrėkite, fenotipas. Fenotipas yra išorinis. Jūs tos požymius skaitote, tai vis dėlto kas mes per derniai esame? Ar visiškai kaip mes gimstame su požymiais, taip mes keliaujam per pasaulį, ar vis tiek kiek procentų lemia tai, o kiek procentų lemia mūsų išmokti elgesio modeliai? Jeigu jūs pamatote, dabar naudosiu analogiją, aš kadangi nemoku, kaip Markas Lučinas moko per biologinius parametrus, aš naudoju analogijas vizualizuoti. Įsivaizduokime, kad jūs matot žmogų, kuris fenotipiškai pagal genetišką turėtų būti galingas, valdingas, stiprus ir dominuojantis. O pasimimika tokia Tai toks ir plėšrūnas, mėmė plėšrūnas bus, kodėl gal uodegą prispaudė tėvai, buvo, įsivaizduokit, liūtukas gimė pas liūtus galingus, kurie neleido pasireikšti ir bus visas užspaustas. Bet stresinė situacija, agresija pasireikšti. Fenotipologija veikia stresinė situacija, kai žmogus, kai gyvūnas savęs nekontroliuoja. Jeigu mes pasižiūrim į žmogų, kuris neagresyvus, stresuojantis, bet praėjęs tokią mokyklą, kas vyksta šiuo metu Ukrainoje, arba sėdėjęs netyčia kalėjime ir matot, kad toksai kiškutis, bet su recidivisto mimika, atsargiai su tokiu kiškučiu. Tai reiškia, jeigu jūs nusiperkat savo šuniuką taksą ir jūs jį lepinat, glostot ir panašiai, taksas bus toksai patenkintas labai. Jeigu jį nusiperka šeimininkas, alkoholikas, neurastenikas, kuris jį muša, taksiukas bus toksai. Bet genetika ta pati, tik tai atspalvis charakterio bus skirtingas. Dėl to charakteris keičiasi genetikos užduotose ribose. Analogija su gyvūnais, taksas niekada nebėgs taip toli ir taip greit kaip Dobermanas. Kodėl? Nu, Dievas ko ilgų nedavė. Tai vat. Gerai, visiškai pabaigai pabandykime. Bet tarkime, aš, sakot, iš mano brožų matosi, aš pasikoreguočiau žandikaulį, šiek tiek pasiplatinčiau antakius, dar kažką. Lūpas pasiputlinčiau. Pasiputlinčiau lūpas. Pasikeistų mano fenotipas? Pasikeistų išorinis vaizdas, bet charakteris tikėtina, kad nepasikeistų. Yra požymiai, nuo kurių keičiasi, yra požymiai, nuo kurių nesikeičia. Aš esu turėjęs tokią situaciją. Viena mergina, čia prieš daug metų, gyvenanti Londone, užsisakė konsultaciją ir aš matau, kad liktai lūpos pas ją papūstos, kaip moteris mėgsta. Aš sakau, ar buvo chirurginė intervencija į lūpas? Jis sako, lūpas nebuvo, bet kuprelę nupjovė ir smakrą prieaugino. Įsivaizduokim, kad dabar kiškutį uždeda liūtės kaukę. Jinai viduje vis tiek iškūtė, o išoriškai liūtė. Ir jau ją pradeda reaguoti kaip į liūtę ir supranti, kad jos charakteris drąsės, bet agresijos viduje neatsiras. Antras požymis, nesenai žiūrėjau vienai laidai ruošdamasis Miki Rurko, aktoriaus, boksininko, nuotraukas jaunystėje ir dabar tas veidas jo ten yra visa mimika transformuota, bet pagal lūpų plotį, pagal akių spalvą, iš principo matai, kad kaip buvo pasiutęs, taip ir liko pasiutęs. Tai va.
Ačiū labai už pokalbį, kiek jauku, tiek ir nejauku čia buvo. Bet susidomėti ir patiems pasižiūrėti į fenotipologiją tikrai užkabinote. Ačiū labai. Dėkui.